Nemokama stovykla moterims. Skamba amazing, ar ne? Spėkit, kiek turėjau užsiregistravusių. Ir spėkit, kiek turiu atvažiuojančių. Aš panašiai, ko gero, ir tikėjausi. Aišku, mano naivi dalis galvoja, kad tikrai taip nebus. Tai žodžiu, dabar yra likę 2 dienos iki stovyklos ir dar turiu, kokias 7 vietas. Tai taip jau gaunasi, kad nemokamas daiktas ir niekam nereikalingas, dėl to nežinau, ar dar kartą darysiu. Tai ne tik su dalyvėm, žinokit, panašiai gaunasi, bet ir su vedėjom. Visi nori nemokamai daryti ir duoti kažką, prisidėti. Ir kai jau reikia daryti, tai negaliu, tai planai pasikeitė. Dabar yra trečiadienis, 10:30 vakaro ir aš sėdžiu užsiknisusi. Tai va, ir dar iš tų, kurios patvirtinę, kad atvažiuos, vėl neaišku, kiek jų bus. Tai žodžiu, tai jeigu norite į stovyklą moterims, turiu dar vietų, galite atvykti, parašykit man, atsiųsiu visą informaciją. Stovykla pirmiausia toms, kurios neturi finansinių galimybių ir tada toms, kurios augina mažylius, vaikučius, kurie serga, pačios turi sveikatos problemų ir iššūkių, toms, kurios susiduria kažkokiais ne tik finansiniais, bet ir kitais sunkumais, galbūt su kažkokiam onkologiniam problemom ar ligom ir kurioms reikia atsistatymo, laiko savo ir tokio energetinio pokyčio savo gyvenime. Tai jeigu pažįsti tokią moterį, tegul jinai su manim susisiekia. Arba jeigu tai esi tu, irgi nebijok, parašyk ir dar tave priimsiu.